Labai daug sėdžiu. Iš tikrųjų, mano visą gyvenimą darbas buvo sėdimas. Ir dabar taip pat įvairios veiklos reikalauja daug laiko praleisti prie kompiuterio, įvairūs montavimai ir kiti dalykai. Tai kitą kartą laiko jausmą net prarandi ir nedarai tikrai tų pertraukėlių, kurias reikėtų daryti. Tai vat vėlgi kūnas duoda apie save žinoti, kai visur jau pradedi stenėti ir treška braška. Rasos pasakojime daugelis atpažįsta save. Mažai judėdama, ji tik pajutusi sąnarių skausmus pradėjo galvoti, kaip jų atsikratyti. Japonų klinikos Saisei gydytojas ortopedas Vytautas Martinaitis įspėja, kad net menkiausias sąnarių traškėjimas yra pavojingas ženklas. Tai reiškia, kad yra pakitimai jau bent pradiniai kremzlinėje sąnario dalyje, kad reiškia, kad yra jau pradėjęs strigti sąnario tepimas, kad netolygiai pasiskirsto jo tepimas. Nu, ir tas žmogui atkreipia dėmesį. Tai vienas iš gerų simptomų. Tai tas toksai traškesys žmogų priverčia atkreipti dėmesį ir ateiti greičiau pas gydytoją. Esant dabartiniam gyvenimo būdui, tempui, mitybai ir taip toliau, 50 metų sulaukus kelio sąnarys klubas tikrai duos apie save žinot. Tai aišku dar susiję su žmogaus profesinė veikla, šiek tiek su žmogaus lytim, ką jisai veikia. Apie tuos metus pasitiks su vienu ar kitu simptomu tikrai. Daugiau ar mažiau pasireiškiančių. Čia priklauso nuo jo gyvenimo būdo, darbinės veiklos, prigimtinės kremzlės atsparumo. Daug įvairių faktorių. Pastaraisiais metais Rasai kilo dar daugiau problemų su sąnariais. Žinokis, būna taip, kad ryte atsikeli ir tau sunku net atrodo išlipti iš lovos. Tu toks pasijauti jau kaip senučiukas, po to išsijudini, padarai lengvaus kažkokius tai pratimukus, mankštelę ir tada kūną šiek tiek jau pastatai į tą gyvenimišką dienos ritmą. Traumų nesu turėjusi, bet kartais pajunti, kad sunku, tarkim, lipti laiptais. Jauti skausmą keliuose. Maudimas gal toksai maudžia ir sunku. Ir kojos pasidaro sunkios, vangios. Bet va, tas toksai lipimas, atsitūpti, atsistoti, tai jaučiasi. Gydytojas dalijasi patarimais, kaip paprastai atpažinti artėjančias sąnarių problemas. Žmogus šiaip judėdamas lygių paviršium kelio sąnarių nejaučia. O lipdamas laiptais atitinkamai ar aukštyn ar žemyn pradeda atsirasti skausmas. Ir viskas. Ir tas gali būti vienintelis simptomas, kad pa žmogų jau kremzlės didesnis ar mažesnis pakeitimas. Įprastinėje veikloje, vaikštant kambaryje, ten darbo aplinkoje gali dar nekelti, bet jau kopiant, leidžiantis arba klūpint, arba užėmus kažkokią tai padėtį sporto aikštentoj kokioj salėje, jau jis duoda apie save žinot. Viršsvoris tampa dar viena problema Rasai, slegianti ne tik jo savijautą, bet ir sąnarius. Viršsvoris iš tikrųjų kenkia ir pastaruoju metu tas viršsvoris tikrai yra atsiradęs. Ir tikrai viršsvoris kenkia tiek stuburui, tiek sąnariams. Bet vien dėl tos judėjimo stokos atsiranda tokios problemos, kad sunku po to pajudėti, skauda keliai, skauda stuburą, tai viršsvoris didelis minusas. Nutukimas, viršsvoris, sunkus fizinis darbas, neprotingas sportavimas, tai yra, kada kaimynas bėgioja, tai aš iš paskos, kada palei autostradą arba piko metu bėgiojama su netinkama avalynė, tai tiesiog peilis ir sąnariam, ir pėdom, jeigu turite omeny kelio sąnarius, ir pėdų sąnariam, ir pėdų skliautam, ir taip toliau. Laikas tarsi bėga pro pirštus, o mes dažnai sutelkėme dėmesį tik į išorę, pamiršdami rūpintis savo vidumi. Moteris turbūt akcentus deda į grožį. Sveikata ne visoms, bet turbūt daugumų jau keliauja antru etapu. Bet ateina tam tikras laikas, aš galvoju, kai grožis grožiu, bet kai jau sunku pasikelti nuo sofos, tai tada jau tu pradedi mąstyti ne tik apie grožį. Rasa nusprendė naujai pažvelgti į savo sveikatą, pradėdama nuo maisto papildo Cemio Gemze, kupino kolageno vartojimo. Kolagenas tikrai reikalingas. Kiek teko ir pačiai domėtis ar ne per gyvenimą, mes jo prarandam nuo 25 metų
sparčiai mažėja jisai pas mus, be galo jisai yra reikalingas mūsų kaulam, sąnariam, tai pačiai mūsų odai ir jo visų metais iš tikrųjų mažėja ir šiek tiek reikia jo tą balansą palaikyti. Kolagenas esantis sąnaryje ir ta kremzlė sąnaryje, norim mes to nenorim, kartu su mumis tiksi biologinis laikrodis, jisai sensta. Atsistatymas, jo lėtėja, nauja kremzlė ten neateina, reikia naudoti tai, ką mes turime. Tai va tas gyvenimo būdas, tas jo traumavimas, tas jo perkrovimas, visas nuo to ir priklauso. Tai yra sąnarinio kremzlinio audinio irimas, toj vietoj, kur suyra kremzlinis audinys, formuojasi ataugs, vadinama artroziniai tie pokyčiai. Deformacija formuojasi, kaulas pakinta po kremzlę. Kada kalbam apie kolageną, jis yra ne vienareikšmis ir be abejo skaičiuojama daug tipų, dešimtimis tipų kolageno. Vyraujančius tipus reiktų išskirti, pavyzdžiui, kremzlėse vyrauja antro tipo kolagenas. Pirmo tipo kolagenas labai svarbus yra odai, labai svarbus yra sausgyslėms, raiščiams. Tarkime, regėjimui taip pat reiktų prisiminti antro tipo kolageną. Taigi papildyti, galvoti apie tuos pagrindinius kolageno tipus tikrai verta, kompensuojant tai, ką dažniausiai prarandame, netenkame su amžiniais pokyčiais, su rimtu fiziniu krūviu ir su rimtu uždegimu pradėjusiu vyrauti. Kolageno trūkumas gali nulemti ne tik prastą sąnarių būklę, bet ir odos suglebimą, raukšles. Todėl, norint pagerinti savo odos būklę, atrodyti jauniau ir sveikiau, rekomenduojama vartoti kolageno papildus. Rasa pasirinko šveicarišką maisto papildą Semiogemzę, vienintelį Lietuvoje, kurio sudėtyje yra biologiškai aktyvus kolageno pirmo ir antro tipo derinys su vitaminu C. Organizmas gavęs biologiškai aktyvaus kolageno žymiai lengviau jį įsisavina, jo nereikia papildomai apdoroti. Semiogemzė papilduose esantis vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų, kremzlės ir odos funkcijai susidarimą. Mane sužavėjo tai, kad tai yra šveicarų kompanijos papildas ir kad jame yra pirmo ir antro tipo kolagenas ir dar plus praturtintas vitaminu C. Tai jokio vargo, viena kapsulė į dieną, stiklinė vandens. Nors tarp medikų vyrauja nuomonė, kad kolageno poreikius galima patenkinti su maistu, Rasos patirtis rodo, kad tai neįmanoma. Nelabai su mityba pavyksta kolageną pasimti iš tikrųjų. Ir tos želatino mažai vartoju ir nesu didelė gerbėja tos pačios šaltienos. Tik tai per šventes didžiasias, kaip aš sakau. Tai su mityba, žinokit, nepavyksta su mityba pasimti. Dėl to vat ir yra tas turbūt greičiausias sprendimo būdas. Nu, aš iš tų žmonių, kur norisi, kur gali, tai greitai išspręsti problemą. Tai vat, Gemzė man labai tikrai kažkaip tai pasiteisino. Profesorė Nijolė Savickienė sutinka su Rasos nuomonė ir pabrėžia, kad bandymas gauti visą reikiamą kolageną su maistu gali būti pavojų sveikatai. Tarkim, ta pati šaltiena vadinama. Ir aišku, tai stiprino, taip pat turėjo teigiamą įtaką kompensuojant trūkstamas dalis baltyminės. Bet yra vienas bet, kadangi apskritai visuotiniu pasauliniu mastu progresuoja kardiovaskulinės problemos ir būtent tai yra ryšyje su progresuojančia ateroskleroze ir su kraujagyslių pažaidomis ir su uždegiminiais procesais, labai sunku būtų identifikuoti individualiai, kiek asmenių reiktų suvartoti vieno ar kito maisto produktų ir tos pačios šaltienos, kad papildytume trūkstamas dalis, pavyzdžiui, sąnaryje ar kremzlėje, ar sakykime, kraujagyslėje. Ir be abejo, tai dažnai gali būti, pavyzdžiui, susiję ir su kitomis problemomis, kada mes vartojam tuos riebius maisto produktus su riebalų metabolizmo sutrikimais, su padidėjusiu cholesteroliu ir atsiranda tas signalas. Apie kolageno papildymą
vartojant papildus. Kolageno kiekio esančio vienoje cemiogemze kapsulėje visiškai pakanka pilnai aprūpinti organizmą visai dienai. Teigiamas cemiogemze poveikis išryškėja po bazinio 2 mėnesių kurso. Pakanka vos vienos cemiogemze kapsulės per dieną ir jūs pamaitinsite savo sąnarius, kremzles, kaulus ir odą 2 tipo biologiškai aktyviais kolagenais. Rasa neabejoja maisto papildo cemiogemze efektyvumo ir drąsiai jį siūlo visiems. Žinokit, rekomenduočiau naudoti tokiem patiem pritingintiems kaip aš, kurie daug laiko praleidžia sėdėdami, kurie mažai sportuoja, nors beje, kiek žinau, ir sportininkams reikalingas kolagenas. Vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems skauda sąnarius, raumenis, tai vat tikrai, kurie šiaip su mityba mažai gauna kolageno. Ir bendrai iš tikrųjų visiems rekomenduočiau nuo 25 metų amžiaus, tiek vyram, tiek moterims, tiek dėl sveikatos kažkokių tai problemų, tiek dėl grožio. Kolagenas tikrai reikalingas.